Sveiki radistai, Labas. Giovanni Rolai, VGT studentų atstovybė, vykdom projektą Nusirašinėk legaliai, naudok savo smegenis. Ir keletą klausimų tiesiog. Kokia jūsų nuomonė apie vis dėlto tą nusirašinėjimą, špargalkių ruošimą, plagėjimą galbūt ir kitus dalykus? Kas pirmas? Kaip tai pasakyti? Nusirašinėti reikia mokėti. Kaip ir mokėti reikia žinoti, vairuoti automobilį, ne, kaip sakė Riel Aurs, kas čia mums pasako, kad lėktuvą nepilotuoja žmogus, kuris nusirašė, o aš galiu pasakyti, kad jeigu jis gerai nusirašė, gal jis ir gerai papilotuos. Nu šiaip tai pats nusirašinėjimo arba to špargalkės padarimas, tai yra jau sugebėjimas, žinai, jeigu tas žmogus sugeba ant tiek sukurti tokią sistemą ir paskui panaudoti ją. Taip, darydamas špargalkę tu jau mokais. Taip, jau, bet jeigu tu pasiemi, žinai, iš kito draugo, greitai ant muškės ateini ir ten parašai, reiškia, jam tas dalykas nėra įdomu. O jeigu neįdomu, tai, žinai, kartais mokykloje tiesiog reikia, kad tas praeitų. Ir aš dažnai... Ar univėrė. Aš manau, kad tai yra, žinai, kas nusirašinėjimas labiausiai yra nesąžininga prieš tik tai kitus tavo kolegas. Ar ne? Paskui tik tai jau prieš save eina. Nes tu jeigu nusirašinėjai, tai tikrai negalvoja apie savo sąžinę švarumą. Jo, o jeigu tau tas dalykas patinka ir tu tikrai domiesi to dalyku, tarkim, kas man buvo filosofijai keli dalykai įdomus, tai, nu, aš tiesiog paskaitydavau, man būdavo įdomu ir ateinu į paskaitą arba į kontrolinį ir parašydavau savo nuomonę. Bet būdavo tokie dalykai, kur, nu, visiškai dėstyti nepatinka. Kiek iš matematikos turėjai, Giovanni? Išlaikiau 19 valstybinį. Nusirašinėjai? Nu, ne. O mokykloj? Ne, matematiką nenusirašinėjau, bet buvo dalykų... Nusirašinėjau matematiką. Aš mokyklai būdavo nusirašinėjau tuos dalykus, kur man nepatiko. Ir aš dabar labai pilnai suprantu tuos, kad visko mokėti tikrai nereikia, pasimti kryptį ir tu būsi geriausias toj srityje. Tas pats kaip ir su darbais ir su visa kita veikla. Taip, bet mokantis reikia išsiaiškinti viską, sužinoti, kas tau patinka, tik tai galime vienu būdu, ar ne, išbandyti viską. Kaip ir... Tai kitas klausimas būtų, kaip manot, kokių įgūdžių netenka tas studentas, kuris nusirašo arba galbūt įgūdžių įgyja? Gudrumo tai įgyja, tai tikrai. Apsukrumo gyvenime. Ir to, šito žvilgsnio tai įgyja. Tas žinai, kur bus. Ninja look. Ir klausa dirba pasi labai gerai, žinai. Geriau negu masturbuojantis. Pavyzdžiui, pas mane įgūdis buvo toks, kad aš sugebėdavau nusirašyti, sėdžiu čia, įsivaizduokit. Bet čia buvo dalykas, kuris man visiškai nepatiko ir aš ant jį spjovau, bet tiesiog reikėjo būti. Ir čia sėdi dėstytojas, sėdžiu čia aš. Ir aš sugebėdavau nusirašyti. Ir man šita savybė... Vadybos dėstytojai. Ne vadybos. Kažkaip, žinai, aš sugebėjau toks, žinai, įvertinti situaciją, ką kiti veikia, psichologiškai suprasti, kai kažkaip tokia įtampa, kai kažkas paklausia, tada greitai pasižiūri, žinai, tada vertini viską aplinkui. Tavo absoliučiai visos jūslės dirbant tiek, kad tu sukoncentravęs dėmesį į aplinkui ir viskas absoliučiai dirba tavo galvoje. Išvada aiškėja, ne? Ir aš niekada nebūsiu gal labai ten kažkoks žymus matematikas ar ko, bet man to ir nereikia. Aš pasiėmiau tai, kas man įdomu ir aš kitoj srityje esu. Man įdomu. Ir nereikia nusirašinėti. Jo, ir nereikia nusirašinėti. Bet, kaip čia klausimas? Praranda įgūdžius kokius. Tai praranda žmogus įgūdžius, manau, atmintinius visus, dėl to, kad pirmiausia nusirašinėja tie, kuriem yra sunku įsiminti, tai atmintį prarandi tikrai, ar ne, susilpnėja pas tai tas įgūdis. Čia įbūdinga visiems serialų žiūrėtojams, kur aš manau, kad tikrai mažai ką įsimena žmonės, bet kai kurie įgūdžiai ir atsiranda. Tai teigiami jie ir neigiami, tai kitas dalykas. Kad dabar mūsų laikais nebuvo pavojinga nusirašinėti, ar ne? Dabar labai pavojinga nusirašinėti ir plagijuoti taip pat, ne, kaip ir nusirašinėti irgi labai sudėtinga, aš manau, yra. Tai kažkas tai daro, kažkas imasi kaip savint lengvų priemonių, kažkas sunkių. Tai... Tvarkoj, ir kaip man tas, sakykime, ar darbdavys, kadangi vis tiek studentas tai yra specialistas, darbuotojas, sakykime, ar jis pastebi, galbūt iš asmeninės patirties kažkokius, galbūt iš pažįstamų patirties? Žinai, kaip faktas tame, kad baigęs universitetą, bet koks žmogus, ar ne, aišku, yra studijų metu praktika,
Bet niekada ir labai iš tikrųjų sudėtinga visas tas praktinės žinias, pažiūrėkime kaip mokykloje, ką mes išmokstam iš algebros, pritaikyti paskui realiam gyvenimui. Tai ir taip pat tą, ką mes išmokstame darbe, ne, tą, sakykime, sausą medžiagą, pritaikyti darbe irgi yra labai sudėtinga, todėl mes atėję į darbą mokomės iš naujo. Antrų ratų, sakykime, ar ne? Tai labai priklauso irgi nuo darbo. Negalim pasakyti, kad vienam darbe tai yra privalumas, kitam neigiamas dalykas. Sakykime, mes su Jonu esam pabaigę visiškai skirtingas specialybės, jisai yra filosofija, aš esu pabaigęs teisę, bet mes esam atėję dirbti į medijos sritį, kur mūsų buvo kažkokie tai įgūdžiai surinkti apskritai iš gyvenimo, o ne iš mokslo, buvo reikalingi ir naudingi. Tai irgi nuo darbo priklauso. Jeigu reikalingas specialistas išvesti tikslinius skaičiavimus, ar ne, tai be jokios abejonės žmogus, kuris 6 metus nusirašinėjo, nemanau, kad jisai praeitų taip paprastai, ar ne, ir bakalauro rašytų ir toliau stengtųsi 6 metus nusirašinėti, jeigu jam nepatinka jo mokslas, toliau sieti save su tokiu darbu. O aš manau, kad kapoja ir nusirašinėja tie žmonės, kuriem gal nelabai įdomus yra jų mokslas, tačiau jie nori turėti aukštą išsilavinimą, dėl to, kad dirbs kažkokį darbą, kurį rinksis ne pagal specialybę, o gal pagal savo patirtį, patikimą arba atėjęs į darbą mokysis iš naujo. O aš galvoju, kad jeigu aš būčiau darbdavys ir priminėčiau kažkokį tai studentą arba žmogų, tai nežiūrėčiau vien į jo diplomą, o tiesiog paklausčiau, kokią naudą tu man duosi per, tarkim, trumpiausią laiką. Ir jeigu tas žmogus sugeba motyvuotai pasakyti, kad aš ten per savaitę tavo ten pajamas padidinsiu arba padarysiu tuos darbus ir viskas tai matosi iš jo. Ir nebūtinai diplomas apsprendžia žmogaus sugebėjimą. Bet diplomas labai svarbu, nes... Svarbu. Tai jo, bet... prie praktinių įgūdžių turi būti visą laiką teorinė žinios, teisingai? Okay. Tai dabar pasidalinkit savo patirtimą, savo studijų metu esate nusirašęs. Aš pasakojau istoriją. Ir mokykloj, ir univere. Jo, bet aš iš nusirašymo tikrai gavau patirties, nes špargalkės visada darydavau pats. Ir dažnai mano špargalkės būdavo ne miniatiūrinės, bet būdavo makro, ant šito lapo visada, atsimenu, A4, susirašydavau visas temas ir būdavo gal tokio dydžio, tai vien tas temas susirašant, tu atsimeni. Ir kai ateidavo egzaminas, žinodavau, kad lieka viena naktis ir tada 1000 tų lapų ir viskas. Ir ką, ar dėstytojas sėdi per 5 cm ar kažkur toliau, aš vis tiek sugebėdavau tai padaryti ir gaudavau, geriausiai taip patėjo, nu Jonai, šiandien tau nepavyko, žinai, sakom, 9. Bet pasakyk, yra geras dalykas, kai ruoši visą naktį špargalkės, aš atsimenu, karpau garmoškę, per visą chatą ten užsimėtus tą garmoškę, ten jau suklijavęs, pagal ten galėčiau atrinkti užsimerkęs jau kur kas yra. Ir ateinam į egzaminą, gerai, tai kam reikia 5, 6, tu atnešk knygelės, supratau. Tada buvo dar knygelės tais metais. Jo, yra buvo taip, kad irgi karpai, belenkokas ar špargalkės į tušinuką dėdėti, kur tušinuką, formulė, atsimenu logikos. Ir ateini į egzaminą ir gaunas taip, kad ten iš viso reikia kažkaip kitaip laikyti egzaminą ir net nepanaudoji to, ką ruošiesi. Nusirašinėti teko ir mokykloje labiausiai mane bėsina tie, kas nemoka nusirašinėti. Aš turėjau tokią per viešą administravimą. Mergina šalia manęs seniai sėdi ir aš šiek tvarkingai pasidėjęs, gražiai špargalkės, ramiai rašau. Ramiai rašau. O jinai taip. Įdėsta iš špargalkės. Įdėsta iš špargalkės. Dreba. Į čia. Kas bus? Atsiprašau, aš išsvardu. Kas bus? Į mane špargalkės dėstytoja, išsigandus dėstytoja, ranka dreba. Ir jie pamatė. Jo, ir jie pamatė ir tada visus bats pamatė. Pradėjo išsodinti. Ir jam, sakant, jūs atsistokit, persiskit, ir ten kažkur tas špargalkės jau buvo susidėjus, atsistoja, persido, ir galvoju, nu man pasakyk, ir bus tada chana. Sako, jūs pasislinkit, be problemų, su kėdė. Jo, ir gavau 9. Okay, Didžiauskite linkėjimai. Kadangi sesija įsibėgėjo, tai ką norėtum palinkėti VGT studentams, galbūt Lietuvos studentams visiems? Toks anekdotas. Pirmas kursas. Jeigu iškrenta šitą metą studentai barakė monetą, jeigu iškrenta skaičius, einam egzaminą. Iškrenta herbas, pasimokom dar ir perlaikysim vėliau. Paskui, žinai, antras kursas.
meta monetą. Jeigu iškrinta herbas, einam egzaminą. Iškrinta monetą, žinai, sako, praleidžiam. Jeigu atsistoja va tai va moneta, skersai, geriam alaus. 3 metai. Jeigu išmetam šitą herbą, pramiegam egzaminą, jeigu iškrinta moneta, geriam alaus. Jeigu atsistoja moneta va taip va, skersai reiškia, ar ne, varom miestą. Nu ir trečias, ne, einam į egzaminą tada taip. Ir trečias, jeigu iškrinta herbas, miegam toliau, iškrinta moneta, geriam alaus. Jeigu moneta atsistoja taip, kviečiam draugės. Jeigu moneta pakimbo ore, einam egzaminą. Tai linkiu jums, kad moneta nepakiptų ore. Ne, iš tikrųjų tai gerų egzaminų, kiek galite mokykitės, paskaičiuokit, kiek reikia, galima turėti skolų, kad neišmestų. Tada išsilaikykite tos egzaminus ir skolą išsilaikykite per likusius pusę metų. Taip? Taip. Aš tai darydavau. Draugai mano, įminkite myslę mūsų video, sekite ženklus ir jūs galite laimėti vieną iš radistų On Air CD savo ir savo draugui. Tai kad pasistengkit ir tegul laimi geriausias.